Burnos vėžys yra dažna problema Lietuvoje. Kasmet diagnozuojame apie 300–400 burnos vėžio atvejų. Deja, dauguma pacientų atvyksta jau pasiekę 3–4 burnos vėžio stadiją. Burnos vėžys yra labai klastingas, nes 4 iš 5 pacientų nepažymi jokių simptomų. Ir deja, bet išgyvenamumas vėlesnių burnos vėžių stadijų ir 5 metų laikotarpis siekia 50%. Burnos vėžys dažniausiai yra pastebimas dėl burnoje atsiradusių žaizdelių, opų, aftų, kurios negyja ir didėja su laiku. Įprastai burnos gleivinė turėtų sugyti per 2 savaitės, tačiau esant ilgesniam procesui reikėtų atlikti išsamesnius tyrimus. Dėmės gali atsirasti tiek ant liežuvio šonų, tiek burnos dugno srityje, ant skruostų, ant dantenų. Į visą tai reikėtų atsižvelgti atidžiau. Geriausia profilaktika yra reguliarūs vizitai pas gydytoją odontologą nors kartą per metus.